Vaikų anglų kalbos mokymo stovykla Ventspilio mieste yra išskirtinė, nes vaikai ne tik gali praleisti laiką puikiame pajūrio kurorte, bet ir turi galimybę tobulinti anglų kalbos žinias. Vaikai gyvena Ventspilio aukštosios mokyklos bendrabutyje, dviviečiuose arba triviečiuose kambariuose su patogumais. Vaikų saugumu ir nuolatinė priežiūra visą parą rūpinasi kvalifikuotas personalas. Vaikai maitinami 4 kartus per dieną. Dienos režimas subalansuotas taip, kad būtų maksimaliai subalansuotos pramogos ir anglų kalbos žinių tobulinimas. Per pamainą 32 akademinės valandos yra skiriamos anglų kalbos pamokoms. Pamokoms pasibaigus vaikai užsiima įvairia protinė veikla, dalyvauja sporto renginiuose ir kultūrinėse pažintinėse išvykose, bei ilsisi ir pramogauja Latvijos pajūryje. Stovykla yra tarptautinė, todėl natūraliai pagrindinė bendravimo kalba tampa anglų kalba. Kiekvienais metais atvyksta stovyklautojų iš Latvijos, Baltarusijos, Rusijos ir kitų šalių. Džiugu, kad mokiniai, nors kartą pabuvę šiose stovyklose, jose susitinka kasmet.